spaudžia ranką kietą. Liūdna, spaudžia ranką kietą. Ir kas iš jūs išeitų, jeigu nebūtų tos kietos rankos? Kogi mamytė tokia supykus? O kas tau galvoj? Eik darželio ravėt. Ką tu galvoji, kad aš jį ravėsiu? Ir kam aš tos tarnus samdau? Kad tu dika vaikščiotum? Einu jau, einu. Eik! Panelė mat atsirado. Gerai, kad tas tėvas, duok Dieve, jam amžiną dangaus karalystę ir numirė. O tai nežinia, į kad dukterį būtų pavertęs. 4 klesas išėjo, o prie darbo su rimbu varyk. Kai tik tėvas numirė, toliau ir neleido mokytis. Mano mamelė amžiną atilsį sakydavo, kamargiščia mokyti rašto, tai tas pats, ką ožka giedoti. Ir kokia iš to nauda? Belė gromatą paskaito, pasirašyt moka ir gana. Šeimininkė, aš žiūrėk, telyčia insispraudė in rastų tarpų, Amatėjus su kuolu, kad duoda ir vis rėkia, kaip lindaitė bišeik, kaip lindaitė bišeik. Taigi reikėjo atimt tą kuolą ir duoto pačiu. Tai kad šeimininkė man gaila telyčaitės. Jeigu dviese, tai būtumėm ir užmušę. Aš šitokia graži. Glušė tu. Taigi Motiejui reikėjo duoto, ne telyčaitei. Matiejui. Jeigu nepavyksta atimt? Et, vargė tu mano vargelį. Barbutė. Ką? Barbarėlė, kur mama? Kogi gali man būti gana, panelė? Ak, tu kurčiokė. Sakau, kur mama? Mama nuėjo vatelyčias gelbėti. O kas atsitiko? Ar užvirto? Ne, Matiejus čiutku neužmušė. Eik jau tu, barbutė, kad tu ir perdedi. Fui, panelė, fui, kaip taip galėjai pagalvoti, fui. Nu kągi tu čia, barbutė, jau visai neprigirdi. Nagai? Nu, nagai ne per trumpiausi, bet tai, kad panelė vis laiko nėra nusikarpyti. Eik tu kvaila galva, sakau, neprigirdi. Neprigirdžiu. Nu, gal truputį neprigirdžiu, bet panelė, prašom labai nepykti. Su tamstas mamelė pagyvenus tiek laiką gali likti visai be ausų. O kas taip kalba? Aš jau tyliu. Klausyk, barbutė, nebetoli vakaras. Ar tu pažįsti, tą Vytautą, tą studentą, kur Kaune mokinasi? Tas raudona kepurė? Na, anądien sutikau jį prie šulinę, prie jų tako. Ar tu? Klausyk, iš to šulinio vandens parnešti tu daugiau neisi, supratai? Ne. Iš to šulinio vandens parnešti eisiu aš pati. Dabar kaip ir pradedu suprasti, panelė. Jis toks malonus, linksmas. O sako, kai kalba, tai medum tepa. Matyt, panelė jis. O kas tau? Klausyk. Tai dabar jau žinok, reikės eit pakviesti. O jeigu nepakviesi, tai šiek tiek vėliau reikės. O dabar, žinok, reikia bėgti. Tai jau dabar reikia? Gali šiek tiek palaukti, bet vėliau tai neužmiršk. Nes, bėg, nes mamytė gali mudvi užtikti be darbo. Tai bėgu. Ačiū Dievui, kol tai neužtyko. Kažin ar jis ateis. Gal jau kokią studentę turi. O ką čia dabar nuveikus? Reik gėles pakeisti. O, tu čia dabar, ar mamytė tave pačiupo? Taip papuoliau, Matėjas švenčiausias, taip papuoliau.
Gerai, kad panelę te radau, o ji gera. Gausiu pailsėt. Ištraukė kolgalį iš rankų. Kai buožė per strėnas, galvoju, ir kepenys atkrės. Jau, liūdžiu, jau gatava. Jau ateina, Matėjau, atsisveikink. Kur tas pasiūtėlis? Kur tas bjaurybė? A, štai kur tu jaučio snukį. Na, aš tau parodysiu, dabar niekur nebepabėgsi. Tu man teliučaitė? Atleiskit, šeimininkėlė. Jūs žinot 10 Dievo įsakymų, 5 nežudyk. Užmušė bjaurybė. Kelkitės, šeimininkėlė. Kelkitės, šeimininkėlė, jums nevalia gulinėti. O tu man dar nurodinėsi, kur sėdėti? Kelkitės. Tu man! Aš tau! Susitaikykim, šeimininkėlė, aš daugiau taip nedarysiu. Susitaikykim, verčiau tą telyčią, tegu galą gauna. Susitaikykim! Verčiau tu spratą nusisuktum negrėvatu. Ko čia žiopsi? Eik dirbti. Palauk. Arba eik. Visi jie bjaurybės. Nebijom, kad Boba šeimininkas. Na, aš jam padarysiu. Padarysiu, kad vyras šeimininkaus. Cypsit visi. Gražina užaugo. Apženysiu. Ir mazgas padorius. Oi, gana man savo sveikatą baigti. Mamytė, aš jau šiandien neberavėsiu. Nusibodo. Nusibodo. Jo. Tai jau įdomu, kelias žoleles nutraukėjai, a? Ai, visi jūs tinginiai. Ateis vyras, sutvarkys. Kaip tai, mamytė, vyras? Ar man patėvė žadi parvesti? Kvailė, tu kvailė. Jau nežinai, kad ir pačiai laikas jau tekėti, a? Ir dėl ko tos klesos reikėjo eiti? Kaip tai, mamytė, laikas tekėti? Argi čia rugius kirsti? Gi neišbirės. O klasiai tokių dalykų nemoko. Nemoko. A, tai. Nemoko, sakai, a? Gerai, kad toliau ir neleidau mokytis. Išleisiu tave už vyro. Va! Palauk, mamytė, o ką čia iš tikrųjų nori pasakyti? Išleisiu už vyro. Nepasakyti noriu. O padaryti noriu. Supratai, išleisiu už vyro ir viskas. Mamytė, kad aš dar nepasiruošus ir vyro nepasirinkau. Ne tavo tai dalykas. Tavo tėvo aš irgi nepažinojau. Pamačiau tik per šliūbą. Mamelė amžinatilsi sutarė ir viskas. Ir apsiženijom. A va tau kas kita. Kaimynas, pažįstami. Apie ką čia dievulėliau dabar šnekam? Nejaugi apie Vytautą? O ką tu čia mormi dabar panosiai? Jei kalbė garsiau. Ir kokį čia Vytautą dabar minėvoja? Ai, mamytė, man šiaip į galvą atėjo tokia mintis, aš apie didįjį kunigaikštį Vytautą vis dar klasės nepamirštu. Kažin, ar jau didysis kunigaikštis tau te rūpi? Turbūt tas studenčiokas galvą kvaršina, o tokiems kaip studenčiokas pas mane neuošvyje. Va, galvotum apie tokį darbininką, gaspadoraitį, kaip Kulbačkių Jurgutis, tai sakyčiau. Dievulėliau mano, ir apie ką jį vėl galvoja? Kad aš, mamytė, dar nenoriu. Už tai aš noriu. Mamytė, man tas Jurgis nepatinka. Už tai man patinka. Mamytė, nenoriu. Naša, žinau, kad bijai. Praeis. Ir aš bijojau. Mamytė, tas Jurgis paikterėjęs. Naša, sakau. Merkas, kad paikterėjęs. Bet už tai darbininkas. O ir taupus. Nei geria, nei rūko. Nu, praeis, Gražinutė. Nusiramink. Žiūrėk,
dabar tu eik su Barbora sutvarkyk gyvulius, arba ne, tu su Piemenė sutvarkyk gyvulius, o Barbora man pakvies. O ką? Eik tik tai, eik. Bijo, matai, o vyro tai reikia, apženysiu ir viskas. Ateis Kulbačkių Jurgis, susitarsim dėl vestuvių ir gatava, pailsės mano galvelė. Šeimininkė, šaukiai? Nueik pas Kulbačkius ir atvesk čia Jurgį. O kam? Ne tavo tai dalykas, sakyk, kad aš liepiau ateiti. O tu dieve, pakviečiau vieną, dabar ir kito. Ką čia dabar patiriauji? Einu. Ale dieve, ką čia dabar daryti? Eik, ir ką čia tau daryt? Ir kas tau į snapą ką daryt? Jeigu sakiau, kad eik, tai reik, marš tik tai. Einu. Nuėję į tvartus, nieko nėra. Aš negaliu eiti, reikia panelės palaukti ir paklausti, kaip čia daryti su tuo Jurgiu. Tas Jurgis, tai Gliaumedis. O, tai jau čia? Oi, panelė, o aš galvojau, kad čia jau šeimininkė atėję būtų ryksma. O, Barbutė, kam mama tave šaukė? Liepė eit pas Kulbačkių Jurgį. Pas Jurgį? Aha. Ar ne tik čia jį kvieti? Vai, liepė atvesti. Ką dabar daryti? Ką, panelė, sakai? Nieko. O Vytautą pakvietei? Na ja, pakviečiau, sakė, tuoj ateis. Tuoj. Na, tai taip, dabar tuoj. Barbutė, bėk, nes mamytės reikia klausyti. O kai ateis Vytautas, mudu kur nors pasislėpsim. Tik, žinai, ar jis norės man padėti. Ką, panelė, sakai? Nesvarbu. Bėk. Gerai, bėk. Prašom. Labas vakaras, panelė Gražinutė. Sveikas, Vytautai. Prašom sėstis. Turbūt kokiam svarbiam reikalui esu kviečiamas. Ne taip jau labai, Vytautai, bet aš labai esu dėkinga, kad jūs susukote pas mus minutei. Labai atsiprašau, kad leidusi kviečiamas. Mano pareiga buvo jau seniai tamstos aplankyti, jeigu tu ta pati Gražinutė. Aš, Vytautai, turiu jūs mažyti prašymą. Aš pasiruošęs vykdymui. Kad kažkaip nedrąsa. Na, ko čia varžytis, mūsų jau seniai pažįstami. Na taip, bet jūs, Vytautai... Ir kodėlgi panelė Gražinutė taip pamėgo jūs daugiskaitą vartoti? Taigi anksčiau, atrodo, dažniau tu vartodavai. Na, gerai, Vytautai, aš pasitaisysiu. Na, tai... Mama nori, kad aš ištekėčiau. O tu? Aš? Ak, Vytautai, aš ne tai pradėjau. Supratau, tai panelė Gražinutė nori, kad jos mama ištekėtų. Ne, kad Vytautai jūs neduodate man pabaigti. Na gerai, aš jau klausausi iki galo. Mama nori, kad ištekėčiau už to nedrovu sakyti. Na, man jau įdomu. Už Kulbačkių Jurgio. Argi? Taip, iš tikrųjų, tarnaitė dabar nubėgo jį pakviesti. Čionais? Taip, čia. Vytu, eikim iš čia, kur nors. Na ir? Aš nenoriu Jurgio matyti. Gražinutė, mums reikia čionais pasilikti. Jeigu čionais pasiliktumėm, Ne, negalima, nenoriu. Gražinutė, atrodo, kad tugi prašymą kažkokį turėjai. Kad aš jau prašiau? Ko? Aš kažkaip neužgirdau. Aš norėjau, kad mes išeitume. O taigi šitą
Gražinut, nu kvailas, aš kvailas, iš karto nesupratau. Bet kas iš to? Na, aš nenoriu Jurgio. Na, Gražinut, na taigi sakau, kasgi iš to? Na kas? Mes norėjau, kad išeitume iš čia kur nors arba. Na. Mane reiktų susitikti su juo ir, va, išeitume kur nors, a mamytė tegu su juo ir tarėsi. Aha, tarėsi ir nutarė, kada vestuvės. Nu, tai ką daryti? Mums reikia čia pasitikti. Ne, negalime. Mamytė mus abudu išvarytų. Gražinut, atrodo, mūdu esam kažkiek panašus. Na, Na, tu aišku, gražesnė. gal kažkiek ir panašus. O kas iš to? Žinai ką, atnešk man savo kokių nors rūbų. Bet Apsirūbų. nieko nesuprantu. Gerai. Atnešk. Aš tave pats gerai nesuprantu. Betgi reikia pašposaut. Ir merginas gaila. Mūsų jau klasiokai vis tik tai buvom. Ką nors sugalvosiu. Prašau. Išeisi į kiemą, susirask motiną ir jai pasiskus, kad tau labai dantį skauda, labai. O po to neva grįžk į namus ir kur nors pasislėpk. O tu kur būsi? O aš čia pasiliksiu. Čia viską sutvarkysiu. Beje, o kur tave rasti? Nežinau, gal sode? Gerai, būk sode, aš tave pasikviesiu. Skauda. Ai. Sėskis. Matai, paneliai, galvų skauda. Ne, dantį paneliai skauda. Matai, kokia kančia. Ai. Tai mama, matau, ir jos balsas koksai. Ai, taigi, čia tau ne vaikas. Žinai, kokia kančia jai dabar. O, aš pats matau, kad ne vaikas.
Bet žinai, ką, Gražinėlė, tu nejauki, atšlikit. Ale kur dabar darysi? Gerai, aš tai jau bėgu. Be man šeimininkė ir taip laukia. Pasakysiu, kad atvežė. A tu nesnausk. O tai dabar Jūras pasimerginės. Žinai, ką, Gražinėlė? Kad viską užmiršau namie, taip gerai. Čia nešnekėt dabar. Žinai, ką? Mano mamaitė tai sako, kad mūsų vaikai tai būt gražūs. Ai, tai jau vargu. O tai kodėl? Oi, matai, kaip aš starai kalbu, o tu kalbi dar stariau, tai jau mūsų vaikai tai mūsų jau rėktų kaip starai vargonų dūda. Ai, tu mergelė, net labai drebėtų kaip reiktų. Ir dar kaip. Žinai, ką, Gražinėlė? Man šlykius tuos vaikus. Tai kaip ir jau aprimo, ačiū Dievui. Tai tugi ne visada taip. Taigi šneki, ne? Taigi ir vaikai mūsų ne visada rėkski, kad ir neišmanėlis. Teisybė. Ką aš šiandien kalbu? Jeigu mokytojai, jeigu geriau žino. Bet tai Gražinėlė, taigi man šlykis tie vaikai, kad aš labai tavys noriu. Ačiū Dievui jau kaip ir aprimo. Kasgi Gražinėlė? Tai kad tau jis ir rūpi. Taigi dantis aprimo, dantis. Ai, man tai niekada skaudėjo. Kaip akma. Tai gerai tau, bet nesidžiaug taip labai, oi, nesidžiaug. O tai gal ir man pradėt skaudėti? Taip, gali. O tai nuo kogi? Nuo ko? Labai paprasta. Taigi, tu, rodosi, žadėjai mane vesti. Tai aš noriu tai vesti labai. Tai matai, kai tik tai apsivesi, tai ir bliausi dantis susijęs, kaip ožys. Pamatysi, vedė žmonės, jeigu vienas juokiasi, tai ir kits. O jeigu vienas verkia, tai kitas bliauna dar labiau. Tačiau vaikai kaip vargonai, visokias bėdas. Man šlykis Gražinėlė, kad aš labai tai jis noriu. Tai ir aš tavęs noriu, bet kas iš to? Kodėl kas iš to? Tai matai, jiedu jau ir kabinėjasi, ar aš nesakiau. Na tai kaip laikaisi, Jurgelė? O kodėlgi pas mus neužsukė? Tai kad aš nedrįstu. Nedrįsti? O tau vyras, nedrįstų. O apie vedybas galvoti tai drįsti. Čia matai kitas dalykas. Ir Gražinėlė šiandien tau temylė. Gerai, dukrytė, gerai. Va tokia tai aš tave myliu. Pasikalbėkit jūdu, pasikalbėkit. O aš einu vakarienę šeimynai ruošti. O jums žiburio nereikia? Ne, apsismė. Žinokitės. Mes jau kaip nors susitvarkysim ir taip. Ką čia šneki, Gražinėlė? Matai, čia aš savo galvoju. Tai tik pasakyk ir man apie ką. Tai kad tau vis ir rūpi. Matai, galvoju, ką tu darytum mane pasiėmęs? Oi, gal aš nereičiau, tik aš bučiuočiau, myluočiau, dabar jau Ne, tai aš galvoju. Tai tik pati klausyk, ką aš daryčiau. Na taip, bet ką tu darytum, jeigu aš naktį iš miegų atsikelčiau ir ant stogo užsilipčiau ir laipiočiau, šokinėčiau. O ką tau reikia naktį ant stogą? O tai, tu niekada negirdėjęs, kad
žmonės per miegus vaikščioja. Ne, negirdėjau. Sykį, ko nenusiverčiau nuo kamino. Taip. Tai kad dabar bus. O tai kodėl tavo mamaitė man nieko nesakė? Tai kad tu ir kvailas, klausyk. Taigi, kokią uošinę dabar skus ir teiks savo dukterį? Ai, tu saunugi, vaikai vaikščioja, miegodama vaikščioja. Ai, man šlytis. Palauk, tai dar ne viskas. O ponė, tie brangiausias, dar ne viskas. Aha. Kai vaikštau, tai vaikštau, bet va, jeigu sutikčiau tada kokį žmogų, tai nežinau, ką jau padaryčiau. Turbūt pasmaukčiau. Oi, ponė, nes dabar tai užtenka. O ir jėga tada mano būna, neišpasakyta. Sykį taip vaikštinėdamas, man pasimaišė po kojų arklys. Aha. Tai tik tai sutvėriau jį už sprando ir kaip šveičiau per klėtės stogą. A taip va? Oi, tai. Kad tavi, kur kirmelės, žinai, ką gražinėlė, kad dabar jau kaip meška. Tai ką čia ir gali palyginti? Čia ašgi tik tai parodžiau tik tai. Tai dar nepraeistas noras. Vesti. Tai žinai, ką gražinėlė, tu gal baigiau, tai aš bijau, neberodyk, tai užbausiu. Pasmausti norėčiau kažkaip. Pavargau. Gražinėlė, nemego gražinėlė. Gražinėlė, ei, užmyga. Kaip dabar bus? Gražinėlė, oi, brangioji mano. O jeigu pradės kledėti, viskas tada. O jeigu tai beigti, Kas čia daryksmas? Jorgi, pardavė nelabasis apsėdo. Ko tu čia dabar rėki? O čia taip senoji ragana. A su kuo tu čia dabar kalbi? Ar tau kūnio ar daktaro reik? Žiūrėk, kad tau nereik. Su kuo kalbėdamatgi, nežinant, kokiu tu dukterį malinkai išnarei. Pasiautelį kokiu. Ką tu čia dabar pliuvoji? Tau visai protas susisuko. Ką, aš? Kas? Naktimis vaikščia, ką, aš? Ką visur lygu patalas, kas? Ar aš? Kieno vaikai? Reikia kaip vargonų būdas, ką? Ar mano? Ką? Oi, jis visai pasiūto Barbarėlę, matėjau, Barbarėlę. O kam čia daina šūkį, matai, kaip panorės? Laikykit jį, jis visai padūko. Laiką. Laikyk, Matėjau, laikyk. Mamytė, kad tu žinotum, šitas padūkelis norėjo mane pasmaukti. O tu ragana šuo, taigi tu taip tik reikiai. O dabar mataigi, aha. Mamytė, kad žinotum, jis naktį nubunda ir miegodamas vaikšta dvarom stogais. O, jie man taip sakė, jie taip darė. Mamytė, žinok, net dabar mane šiurpas krečia. Kas čia per triukšmas, net kieme girdisi? Vai, palaidė, mes va su Matėju jau laikom. Barbarytė, tu bėg atnešti virvės, surinkti organą. Kurgi ta Barbarėlė su tam virvėm, nu? Tai kur Jurgis? Ale, matai, kokia greita, Aha, kai bėgu, kaip užkliuvau į laiptų, kaip dėjaus, tai čiutkus sprendai. Manas įsakiau. Mamytė, kaip bus su vestuvėm?
nu,